Labas rytas, sugalvojau šiandien filmuoti naują video vlogą, tai dabar jau susirašiau ir varau iki automobilio, nes važiuosiu į mokyklą ir tada parodysiu, ką veikiu šiandien dieną. Pasprendėm matematiką, o dabar po tokios matematikos reikia smegenis pamaitinti maistu, tai varom pavalgyti. Buvo ką tik paskutinė pamoka, o dabar jau pasiėmiau daiktus ir varau iki mašinos, nes važiuosiu pasiimti mašinai detalių. Ne detalių, o ko reikia, kad pasikeisti tepalus, nes keisios tepalus mašinai. Tai va. Dabar štik langus ir duris prasidariusios su mašinos, nes žiauriai čia karštą prikaitino baisiai. Ir tada važiuosiu, kaip sakiau, pasiimti, ko reikia tepalams pasikeisti, šiaip nepatikėsios man klasiokas keis. Ir tada važiuosiu į darbą, nes reikės apmokyti vieną mergaitę, kuri vietoj manęs dirbs. Žodžiu, dabar važiuoju aš jau iki darbo, nes pasiėmiau daiktus, ką reikėjo. Ir dar klasioką nuvežiau namo, tai dėl to nieko nefilmavau. Ir dabar važiuoju iki darbo, turėsiu, kaip sakiau, mergaitę apmokyti. Tai tenais visus darbus, ką aš darydavau, dabar nedarys, nes aš dabar kurį laiką negalėsiu dėl egzų daryti. Ir šiaip man reikėjo įdarbinti 2 žmonės. Tai va, daug labai nepasakosiu, ką čia apie darbą. Žodžiu, geriau nefilmuoti dabar, kai vairuoju, nes nelabai gerai darosi man 2 dalykai vienu metu, tai vėliau kažką dar papasakosiu. Žodžiu, dabar atvažiavau aš prie darbo ir varau aš tada apmokyti ir tada vėliau susitiksim kažką, papasakosiu gal. Nežinau, gal dar kažką parodysiu, bet abejoju ir parodysiu kažką, ką darau. Nu, žodžiu, gerai, iki. Dabar praėjo 2 valandos, kai mokiau viską, aprodžiau, paaiškinau ir dabar vaikas kažkoks į mane žiūri kitos duris. Žodžiu, taip, gerai. Praėjo 2 valandos, kai apmokiau viską ir dabar varau namo arba dar į parduotuvę nusipirkti kokių vaisių arba daržovių, nes kažko noriu tokio skanaus, gaivaus. Einam į parduotuvę nusipirkti kažko. Nusipirkau ir atsisėdau galas. Nusipirkau arbūzą, šilauogių, dar drojo buvau ir pieną nusipirkau. Kitoj mašinoj toks prikolas, pradžiai galvoju, žmonės su kaukėm sėdi, o ten tiesiog užsidėję yra ant sėdynių atlušų. Šiaip maksimai žiauriai daug žmonių yra, tai nieko nefilmavau ir šiaip norėjau greitai, nes rankų neturėjau, pilnos rankos buvo užimtos, tai nefilmavau nieko, ką veikiau, o dabar jau varau namo ir reiks eit pavalgyti, padaryti pamokas ir miegot, nes daugiau nieko tikrai neveiksiu. Ogi, iki. Žodžiu, grįžau namo, tai aš draugę pirkau rudą tušą ir makiažo pagrindą. Tai aš šiek tiek pasitažiau pasižiūrėti, ar geras, ar atitaikiau spalvą. Tai visai gerai atrodo, manau. Tikrai gerai užmaskavo visus šitus spuogus ir panašiai. Tai šiaip happy. Labas rytas, tai šiaip sugalvojau, filmuosiu, kad kelių dienų video vlogą. Ne vienos, tai vakar pamiršau filmuoti, tai šiandien yra jau 4-adienis. Tai vėl, dabar varau daryti pusryčius, pavalgyti ir važiuosiu į mokyklą. Nu, nelabai estetika atrodo, bet tokie pusryčiai. Pavalgiau stengiausi kuo greičiau, bet jau yra po 7:52, tai aš žiauriai vėluoju realiai, nes aš atvažiuosiu per 10 minučių ir pamokoj įsidėsiu kokias po 8:05, po 8:07. Tai tikiuosi, mokytoja nesupyks, nes tiek modulis. Nu, bet aišku, modulis mes einam dėl savęs, nes tiek to egzai. Vakar kurų užsipyliau, tai šiandien labai smagu matyti pilną baką, nes jau buvo link pabaigos. Nes vakar akcija buvo, tai slaiga pilos per akciją kuro. Ir šiaip dabar dar labiau galvoju, iš tikrųjų, nes dar reikia aprat, kol mašina iššils šiek tiek. Ir jo, tai dabar jaučiuosi truputį nepareiginga, nes jau daug rašo, kada pusė, o aš rašau, kad dar valgau pusryčius. Tai nepareiginga, kad aš... Lemba šiaip žiauriai vėluoju, dabar yra po 8:08, tai net 8 minutės vėluoju, kol nueisiu iki 3 aukšto, tai 10 minučių. Bet kažką norėjau sakyti, kad pamiršau. Tai vėliau gal prisiminsiu, pasakysiu.
žodžiu, dabar jau atvažiavau namo, mokyklai nieko beveik nefilmau, nes nebuvo laiko, arba šiaip nieko įdomaus nebuvo, nes tiesiog per pertraukas arba sėdėjau ten, kalbėjau klasį, nieko neveikiau, arba mes paskutiniam skambučiai ten ruošiamės, tai šiek tiek buvo pasirašymo kažkokio, dar kažką. Ir per pamokas tai sėdė mokomės, jau nieko ten nebepriveiksim daugiau, nes seks vis tiek greitai. Tai dabar va atvažiavau namo, varysiu pavalgyti, nežinau, dar kažką gal padarysiu. Ir reikės varyti pamokas, daryti mokytis, nes daug užduota visą laiką. Dabar atvažiavau klasioką namo, pati atvažiavau. Tai va, nežinau, šiaip realiai jaučiu nelabai įdomus vlogas, nes nieko nerodau, ką veikiu, bet nu ką čia parodysiu. Tai žodžiu, grįžus namo aš dabar dar pavalgiau, kaip ir sakiau, biškį pagulėjau, sumontavau vieną video seną, kurį filmavau gal prieš savaitę kokią, bet tiesiog žiauriai tingėjau sumontuoti iki galo ir šiaip po to galvoju, kad neįdomus bus video, tai nekelsiu. Dabar galvoju, koks skirtumas, įkelsiu vis tiek, whatever. Nu vis tiek gal kažkada norėsiu pažiūrėti, nes dėl savęs keliu. O dabar eisiu jau mokytis, nes jau yra gan vėlų, apie 7 valandas, o dar daug užduota, nu kai visą laiką, kitaip negali būti. Tai va, tai gerai, iki. Žodžiu, sveiki, šiandien iš mokyklos. Aš šiais metais šiaip labai keista, kad taip vėlai išeinu po pamokų, nes dažniausiai greičiau baigiam, bet dabar yra be 24. O aš dar mokykloje buvau. Žodžiu, nieko šiandien nefilmavau, nes nelabai buvo nuotaika. Nu, aš iki savo mašinos skubu ir panašiai. Ir dabar žiūriu, langų valytuvą tiesiog va tai va atlenkia. Ir kleva dar pasirodė, kad apsugo. Reikia pažiūrėti gal ir priekinius. Lemba, nu, sugeba. Visą dieną lyja lietus. Jau lemba užknisa, kiek galim. Nu, žodžiu. Tai aš ką norėjau pasakot, tai kad aš dabar važiuosiu iki parduotuvės, nes man reikia nusipirkti spalvoto popieriaus, nes kitą savaitę yra paskutinis skambutis ir reikės savo ant mašinų parašyti užrašus užsidėti. Tai neturiu spalvoto popieriaus ir reikia nusipirkti. Ir šiandien darysiu, šitą savaitgalį bandysiu pasidaryti tuos žodžius, ką noriu užsidėti. Tai va, nes po to nebeturėsiu laiko. Dabar nežinau, ar man važiuoti iki Vievio Maksimos ir ar tenais bus, ar man važiuoti iki Eripų ir bandyti iki Eripų kokios ir tenais ieškoti. Tai va, tuoj pagalvosiu. Man šiaip labai išsikrauna telefonas ir kokie 25%, tai šiaip nelabai galiu kažką filmuoti daug, nes išsikraus telefonas, bet žodžiu, važiuoju vis dėlto iki Erlikų, nes dar iki Drogo nuvarysiu, reikia ką nusipirkti ir tada, nu, parodžius tiesiog ką veiksiu. Atėjau į Maksimą ieškoti spalvoto popieriaus, bet man atrodo, kad čia jo nėra. Bent jau aš nematau. Nu tai, žodžiu, teks važiuoti tikriausiai, jeigu nerasiu iki Eripų. Radau spalvotą popierių, bet man toks netinka, tai žodžiu, važiuoju iki Eripo. Dar patį vis paprašė, tai čipsų nupirkau. Atvažiavau į Eripą ir ta prasme aš ieškau ir nerandu. Bet dabar jau radau, tai bent jie gerai. Dabar einu ieškoti popieriaus spalvotą. Čia toks didelis pasirinkimas realiai. Žiauriai gerai. Man čia reiktų didelių, bet apsimoka pirkti. Gaila. Šiaip dabar neapsisprendžiu, ar pirkti kietą kartoną, ar paprastą popierių, bet realiai, manau, nelabai yra skirtumas. Aišku, biškiek gražiau yra, bet vis tiek tas popierius bus išmetamas, aš tų raidžių daugiau nebepanaudosiu. Tai ką geriau pigiau išleisti, vis tiek ten dėl 20 minučių kokių vaizdo. Nu tai ta prasme. Nes šitas kietesnis tramcentų kainuoja šitas 15. Man iš viso gal paskaičiuoti, kiek šitie dideli kainuoja, gal pigiau gausis. Imu šitą didelį ir gerai bus. Čia uždėta sena kaina 11,29 ir aš sakau, ta prasme, ten 16,40 kažkiek.
Ir sako, va, čia sena kaina uždėta, tai aš jums 5% nuolaidos padarysiu, tai žiauriai fain, kad tai padarė. Nes vat būčiau nieko nesakius, tai būčiau ir sumokėjus tiek, o dabar va, pigiau sumokėjau. Įsikrauna beveik telefonas, liko gal 7%, tai kol kas dabar nebefilmuosiu, varau namo, pasikrausiu telefoną ir tada gal pafilmuosiu dar kažką, tai va. Dabar šitiek pasikroviau telefoną, pasiėmiau, įstraukiau vištą užšalusią, su vandeniu bandysiu atšilint kažkiek, pasigaminti valgyti reikės ir tada važiuosiu pasiimti sesę iš Vilniaus, iš stoties. Jo, biški baisu bus važiuoti, nes iš viso kažkokia nesąmonė atrodo kažkaip, kad visi kaip išprotėję lekia, važiuoja, nežiūri, kur važiuoja. Visiems atrodo kažkoks, nežinau, šiandien mėnulis užplaukęs, ne tokia pilnatis ar kas, kad kažkaip ne tai važiuoja visi. Tai žodžiu, pavalgiau kokias 2 valandas tiesiog valgyti gaminaus, nors nieko sudėtingo. Persirengiau ir varau tada jau pasiimti sesės. Vakar labai blogai jaučiausi, tai nepabaigiau filmuoti video ir penktadienį irgi jau pavargus grįžau namo, labai tai nepabaigiau. Todėl dabar su jumis atsisveikinu ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video.